Keturatis QS. QS šiaip beje yra labai panašus, praktiškai identiškas QC modeliui. Tik tais, kas pas jį yra kitaip, tai yra aišku valdymas. Ir jis rieda. Jis pats rieda, nes jau yra elementarus jo valdymas ir jis neturi magnetinių stabdžių tų vadinamų. Kas čia yra kitaip, tai yra visa ta valdymo vieta. Tai galim dabar ją ir apžvelgti. Turi hidraulinius stabdžius, priekis galas, bei irgi šiaip hidrauliniai stabdžiai lengvai spaudžiasi, tai galima, lengva valdyti, jos nėra, kad sudėtinga būtų. Taip, turime, kas čia supipsėjo? Pranešė, kad įsijungiam. Turim mažą tokį, mažesnį, ne mažą, šiaip mažesnį, apvalų skydelį. Dabar matot, P raidė rodo, čia yra tokia kaip apsauga, turi paspausti stabdžius, tam, kad jisai įsijungtų. Matot, 0, ready. Ir įjungta rašo antra pavara. Pavaros mėtosi čia, jūs galite rinktis, ant kokio greičio važiuosit, čia toks kaip limitas yra. Pavyzdžiui, jeigu norit ramiai važiuoti, kad tarp žmonių važiuoti kažkur, tai įsijungiat vieną ir jums nereikia galvoti, kai jis ten, kokiu greičiu važiuos, nes jisai pats nustato. Man atrodo, kad to pasakysiu šiaip, bet taip, maksimalus greitis iki 25, o pavarų nerašo. Tai aš gal taip tu sakai gerai, 10, 15, 25, ar 10, 17, 25? Galbūt, bet esmė, kad 3 intervalai. 3 intervalai, mes paskui gal patikrinsim jos patys, pasižiūrėsim tiksliai kiek. Taip, turim šviesų jungiklį, kas čia įsijungia? Ilgus. Ne, bet yra 3 padėtis, galima išjungti visai, įsijungia tik ledai, tai čia atsakykim dienos metu ir yra šviesa. Taip, dar mes turim ilgasias, ir ilgosios dega. Čia irgi labai gražus dizainas man asmeniškai pačios lempos, nes kad tie ledai yra labai fainas yra tas prieki ledas, nes labai matosi iš tolo. Taip, dabar, žinoma, pipsis, kaip visada. Ir bėgiai persimeta atbulinis arba priekį, paspaudžiam šitą ir jis įsimeta. Lygiai taip pat paspaudžiam atgal, tiksliau, atgal paspaudžiam šitą ir jisai vėl veikia. Parkingas užsirakina vėl iš naujo tą apsaugą, kad jūs netyčia, sėdint, bendraujant, nepaspaustumėt, nes jis mato dabar neveikia. Vėl turiu paspausti stabdžius ir vėl jis važiuoja. Taip, šitas pats rieda, veidrodėliai apvalus kaip ir pas jo draugą, modelis toks pat. Dabar apie daiktadėžės. Standartiškai daiktadėžė yra priekyje, didžiulė daiktadėžė gale. Kadangi šitą jau žiūrėjom, bet šitą irgi reikia apžvelgti. Standartiškai. Didelė. Šiaip, aš skaitau, kad viena iš didžiausių, nes jeigu jūs atkreipsite dėmesį, yra šiek tiek mažesnių, jos irgi neblogos yra, bet ta labai didelė yra padaryta. Taip. Pakabėlė irgi taip pat turime. Čia yra pakrovimo lizdas, čia kraunam. Gėrimų įsidėti. Taip, nugarai patogus, kaip ir QC modelį. Taip, tai turim 2 visiškai identiškus modelius, parametrais, sėdėsena, daiktadėžėm ir viso kitu. Apart tik tais valdymo skydą, lempas ir, kaip minėjom, ten elektromagnetinis valdymas su elektromagnetiniais stabdžiais. Ir lygiai čia turim jau standartinį valdymą. Taip, amortizatoriai priekį ir gale yra 4, priekį 2, kaip standartiškai ir gale irgi 2. 8 colių ratai, čia toks gražus kalpačiukas uždėtas. 8 colių. Būna didesnių, jų būna 10 colių, bet 8 yra pakankamai. Jeigu būna mažesnis, šiaip jau turite tada įsivertinti, kur važinėjat, kad ar nebus jums per maži. Taip, turi posūkis tiek gale, tiek priekyje. Galinį stopą turi gražų. Pasistumkim. Taip, galinis stopas, kaip ir QS modelyje. Va. Bet čia kitaip yra nei ten nuo elektro, visada jis dega ir tik kai važiuoju užgesta, o čia stabdžių spaudant. Tai čia tas pats stopas, tik tas principas kitaip veikia. Taip, ratukai, visi išsiaiškinom, kad pavežti juos, bet man gal nuo stabilumo, kad jeigu atsiremtų netyčia, pakiltų, bet šiaip galima jį paimti ir jeigu turit jėgų tiek, aš nelabai, bet galite vežti. Bet nežinau, kam taip reikia daryti, bet turbūt tam padaryti. Taip. Kiek galim su juo nuvažiuoti? Vat, čia yra jau klausimas. Taip, kaip minėjau, 1000 vatų,
čia yra, mes jau turime jį irgi lygiai taip pat mūsų svetainėje, jo kaina yra šitokia šiuo momentu, gali keistis. Jis beje gali būti registruojamas arba ne. Tiek QC, tiek QS modeliai, jūs galite juos registruoti arba galite neregistruoti. Čia yra pasirinkimas jūsų. Tai pakrovėjo galia yra 3 ampervalandžių, greitis, kaip minėjau, iki 25, nuvažiuojama atstumą rašo 50 km. Bet tai nėra gal visai taip pilnai pritaikoma visiems, nes su to nuvažiavimo atstumu yra tokias dažnas mitas, kad jeigu jau tiek parašyta, tiek turi būti, bet dažniausiai priklauso nuo kokiu keliu važiuosit, koks jūsų svoris, šalta bus gal laukia, jeigu, pavyzdžiui, minusas, jūsų baterijos gali laikas kristi per pusę, jeigu, pavyzdžiui, minus ten 10-15, nes susitraukia baterija, jūs tiesiog nuvažiuosit gerokai trumpiau. Tai visus dalykus tuos reikėtų įsivertinti, nes jeigu, kaip skaičiuoja tą standartą, tai idealiom sąlygom, minimaliu greičiu, ir jūs tada galite taip atvažiuojant ekonominiu režimu, jeigu jūs ten svoris yra, man atrodo, 65, kažkur tai toks standartas yra, ir jūs tada gal, tą pasieksit. Bet jeigu jūs važiuosit maksimum, ten 3 pavara, jeigu jūs ten svorį turi didesnį nei tą nustatytą pagal tyrimą, kaip daryta, jūs galite nuvažiuoti mažiau. Tai turit tą įsivertinti, bet čia su visais yra ta situacija, su visa elektrinė transportom priemonėm, tai visada tą turit žinoti. Taip, QS modelį galite rinktis tiek lygiai taip pat su acidinė baterija ir su ličio baterija. Tai niekas nesikeičia, tiesiog mes galim parinkti arba taip, arba taip. Aišku, kaina šiek tiek skiriasi, atkreipkite dėmesį. Jeigu jūs pilnai esate iškrovę bateriją, tai baterija kraunasi kažko 6-7 valandas. Aišku, jeigu jas neiškrovė, dažniausiai nepavyks iki dugno iškrauti, tai tada tiesiog trumpiau. Bet šiaip maždaug galite skaičiuotis, kad per naktį turėtumėt palikti arba jau visą dieną, tai nuo 6 iki 7 valandų, taip maždaug. Taip, tai čia turime ir signalizacijos pultelius. Jie yra šiek tiek kitokios formos nei mūsų C modelis. Taip, dabar pasitikrinkim, kaip veikia šitas modelis. Taip, jeigu aš įjungiu, gerai, aš dabar, pavyzdžiui, išjungiu, išeinu, ne? Užsirakinu, va, viskas. Taip. Jis pirmą perspėja, kad tu jau čia nelysk, vadina. Antrą kartą jis jau pradeda rimtai gąsdinti žmonės. Ir jisai užsirakina. Tada aš tik atrakinęs galiu jį užgesinti. Tai signalizacija turi ir tą žaibuką. Apie visą signalizaciją kalbėti ir... Signalizacija turi tą žaibuką, kur jūs galite per atstumą įjungti. O, tas suskambėjus, įjungia, jūs galite važiuoti. Principo nežinau, kam jis šiaip reikalingas, nes, kam per atstumą. Gal jūs sugalvosit kažką tai panaudoti. Bet užgesinti atrakinimo mygtukas ir jisai užgesta. Jūs galite per atstumą jį valdyti. Lygiai taip pat, jeigu jūs užrakinę esat, tada turite vis tiek atėję prieš įjungiant atrakinti. Tai QS modelį ir QC modelį jūs taipogi rasit pas mus, bankius.lt. Kaip minėjau, mūsų salonuose, nes mes turim 2 specializuotus salonus Kaune ir Vilniuje, tai prašom užsukit, apsižiūrėsit, galėsit tiek užsisakyti namus, tiek pasimti iš karto ir važiuoti savo linksmai. Per kiek laiko pristatom? Pristatom per 1-3 darbo dienas. Tai reiškia labai greitai. Tai gali būti tas 3 dienos yra tam, kad apsidrausti nuo visokių netikėtumų. Bet šiaip tai stengiamės, kad jeigu užsisakot iki, manau, kokių 12, tada galim išsiųsti tą pačią dieną ir gausit jau kitą dieną, jeigu kurjeriai viskas tvarkingai sudirbs. Bet jeigu, pavyzdžiui, sakot maždaug apie kokią antrą, nes mes turim kurjerius tam tikrų laikų iškviesti, tada gausis taip, kad jūs jau gausit nebe kitą, o dar kitą. Tai 3 dienas, grubiai taip. Tai vat, pristatymas greitas.